buvo triukas su balionu. Aš nekenčiu balionų, jeigu jis prie manęs jį prineš, aš išeinu iš filmavimo. Labas vakaras komisija. Jis baigėsi gerai, šventiškai. Jūs mano draugas! Tada atėjo eilė triukui su žiedu, netikėtai nuo piršto atsidūrusių raktų verinyje kišenėje. Aš realiai sąžiningas iliuzionistas, aš niekada nenaudoju rankovių ir pakartosiu, aš jau be rankovių, jūs galite apžiūrėti. Vėliau tas žiedas atsidūrė užantspauduotame voke ir viskas atvirai lyg moteriškame pokalbyje. Jūs pastoviai galėsit matyti mano rankas, aš niekur jų neslėpsiu. Dar prieš tai buvo triukas su moneta. Su lyg ir savaime besisukančia veržle. Su paskutinės dienas skaičiuojančia valstybės valiuta. Na ir... Esmė tame, kad aš dirbu ne vienas. Man padeda asistentas. Ką scenoje ar šalia jos bebūtų išdarinėjęs Antonas, viskas vis tiek visada baigėsi vienu ir tuo pačiu klausimu. Kaip jūs tai padarėte? Todėl pateiksime kitą klausimą. Kas scenoje dėsis šį vakarą? Labas vakaras, Lietuva! Wow! Labas vakaras, mėly teisėjai. Pradėsim būtent nuo jūsų. Visų pirma, pažadėkit mūsų žiūrovams, kad mes nesam susitarę, kad mes nebuvom surepetavę ir kad jūs žinot tiek pat, kaip ir jie, tiksliau sakant, nieko apie tai, kas dabar bus. Prisiekiu! Jo, prisiekiu. Taip. Tik susitarkim. Ačiū. Susitarkim, kad agurkų man nepjaustysit iš visur. Taip, toks susitarimas buvo. Ir dar labai svarbus prašymas. Matot šitą dėžę? Prižiūrėkit ją, gerai? Ta prasme, Rūta, tai nejuokinga, nes aną kartą kažkas pavogė mano kojinį iš rūbinės, tai dabar aš nusprendžiau viską paimti su savim. Taigi, ir jeigu jau pradėjom apie tą kartą, jūs atsiminat, aš manipuliavau jūsų daiktais. Šį kartą aš manipuliuosiu jūsų mintim. Ir šitas daiktas, tai toks pakabukas, dovana nuo kito Lietuvos talentų dalyvio ir kuo ypatingas tas Rubiko kubelis. Kiekvienas jo šonas yra kitos spalvos. Samai tai jums. Apžiūrėkit, kad čia paprastas normalus daiktas. Rūta, aš norėčiau jūs paprašyti išeit. Taip, Rūta, aš norėčiau, bet aš to nedarysiu, nes pagal jūsų akis aš matau, kad jūs niekur su manim neeisit. Ale jūs skaitot mano mintis. Būtent to aš šiandien ir užsiimu. Aš eisiu pas kitą vyrą, kuris mano manipuliuoja vakare pas savo. Supratau. Rūta, išsirinkit vieną iš mūsų vedėjų, kuris man truputį padėtų. Tai galėtų būti... Iš vedėjų? Taip, iš vedėjų. Tebūnie tai bus Ramūnas. Gerai, Ramūnai, kviečiu jūs čia. Ramūnai, jūsų užduotis bus tiesiog stebėti, kad aš nežiūrėčiau ten. Samai, jūsų užduotis dabar padėti kubelį ant stalo tokiu būdu, kad viršui būtų labiausiai patinkanti jums šiuo metu spalva. Samai, sakykit, kaip padėsit. Aš padėjau. Jau padėjau, taip? Taip. Ramūnai, jeigu aš teisingai įsigilinau į Samo psichologiją, tai turėtų būti raudona spalva. Taip? Taip. Samai, sakykit taip, nes jie nemato. Taip. Puiku. Samai, perduokit kubelį Marijonui. Ramūnai, o jūs aš paprašysiu laikyti rankas ant mano akių. Gerai? Ir man reikės taip pat išsirinkti spalvą. Gerai. Taip, Marijau, dabar padėkit taip, kad jūsų mėgstamiausia spalva būtų viršui. Jūs padėjot? Padėjo. Taip. Padėjo, taip. Aš žinokit, Marijau, neseniai aš skaičiau jūsų interviu ir sužinojau, kad jūsų mėgstamiausia spalva mėlyna. Būkit originalesnis. Padėkit kitą spalvą. Gerai, palauk. Dar laikykit, Ramūnai, dar laikykit. Apie Rūtą skaitėt interviu? Taip, Marijonai, padėjot? Taip.
Žinokit, Ramūna, jeigu tai būtų Rūtos ranka, aš pastovėčiau dar. Bet dabar aš tiesiog iš karto pasakysiu, kad Marijonas turėtų pasirinkti žalią spalvą. Iš kur jūs velniukštai žinot šiandien? Taip. Ačiū, Ramūnai. Ei, Na, Čia siunčia jums žalius signalus. žinokit, aš labai daug apie jūs skaičiau ir žiūrėjau talentus. Bet dabar jūs neklausykit, gerai? Rūta, vis dėlto aš turiu jums vieną klausimą. Neužilgą aš kviesiu juos į sceną. Jūs neklausykit. Naivu tikėtis, kad jie dar sugrįž. Todėl, Rūta, jeigu vietoj Marijono ir Samo čia galėtų atsirasti bet kokios pasaulinio lygio žymybės, kas tai būtų? Sakykit greitai. Jacksonas. Ir- Michaelas Jacksonas? Taip. Gerai, ir dar? Ir Whitney Houston. Ir Whitney Houston. Taip. Michaelas Jacksonas ir Whitney Houston. Taip. Puiku, prie to mes dar sugrįšim, o dabar jau galit klausyti, dabar aš kviečiu Samą ir Marijoną į sceną. Dar galit šitą vėl paimti. nukapos. Tiek to. Aha. Sveiki. Bet sutarėm, nekaposit nieko. Sveiki. Jūs pažįstat vienas kitą gana seniai ir tikriausiai kartais jums atrodo, kad jūs net skaitot vienas kito mintis. Būna taip? Nu, Gerai, būtent to mes dabar ir užsiimsim. Aš tiesiog paimsiu Marijono mintį ir įdėsiu Samui į galvą. Aišku, visi mes žinom, apie ką nuolat galvoja vyrai. Todėl mes... Ne, aš dabar nepadaig. Todėl mes išsirinksim Marijonui tokią neutralią mintį. Čia yra kortų kaladė, Marijonai visos yra skirtingos. Parodysim visiems. Paimkit pusę kaladės į vieną ranką, pusę į kitą. Gerai, ir dabar kortas iš vienos rankos, o taip išmeskit. Tiesiog mes. Jo, išmeskit iš vienos rankos. Visas taip ir mes. Taip. Taip, kad gražiai būtų. Kad būtų čiuk. padaryk šau. Kad čiuk. Jo, tiesiog. Na gerai, čiuk. Ne čiuk. Neblogai, Marijonai. Visai, nu dar kartą. Gerai, dar paimkit dar pusę kortų, bet meskit geriau už nugaros. Nes jeigu pataikysit į Rūtą, iš karto bam. Gerai, čiuk. Paimkit pusę šitų kortų. Taip. Aha, ir vėl išmeskit. Va taip. Čiuk. Jo, už nugaros. na. kur nors. Čiuk. O, čia jau gerai. Marijonai, lieka ne tiek daug kortų ir akivaizdu, kad kiekviena iš šitų kortų jau galėtų būti kažkur čia. Galiu paimti? Taip. Padarykit pirštą va taip. Gerai, ir padėkit ant bet kurios kortos. Čia. Ar tikrai ant šitos? Būtent. Gerai, labai lėtai, kad aš nieko negalėčiau sukeisti. Gana lėtai, taip? Aš duosiu jums šią kortą. Galit laikyti ranką va taip? Taip. Ir padėsiu. Svarbu, kad ne aš nematysiu, ne Samas, niekas. Taip, jeigu pirštas, Marijono pirštas truputį nuslystų, ten galėtų būti bet kokia korta. Ne, ant tiek gražiai, jo. Būna. Marijonai, pažiūrėkit, kokia tai korta, niekam nerodykit. Samai, ko reikia iš jūsų? Neužilgo aš paprašysiu štai taip uždengti ausis. Kas bebūtų, jūs stipriai laikysit rankas ant ausų, kad nieko negalėtumėte girdėti. Gerai? Galvos nekirsti. Ne, tai ne mano stilius. Gerai, ir žiūrėkit ten, gerai? Dabar? Taip, Marijonai. Dabar? Laikykit, jau laikykit. Marijonai, man reikia paimti jūsų mintį. Žiūrėkit ten irgi. Kurią? Tau ne agurkas. Samai, kažkas buvo? Nu, kažkokia mintis įkrito į galvą. Jūs kažką matėt, girdėjot, kas tai buvo? Aš girdėjau balsą iš aukštai. Kas tai buvo per balsas? Ta prasme, ką jis jums sakė? Jis sakė, būgnų dama. Būgnų dama, sakė. Marijonai, ką jūs turit? Kokia tai korta? Man jau pačiam įdomu. Parodyk. Parodyk. Ačiū, Samai.
Nerealu. Ačiū, Marijau. Aš Nerealu. atsiprašau, aš nebegirdėsiu tų balsų iš Ne, viršaus. ne, čia visiškai nepavojinga. Tai dovana jums, jūs galite Galiu prisėsti. pasiimti. Taip. Ir, o žinokit, Košmaras. dar yra laiko, Nerealu. dar kai ką patikrinsiu, kokia yra jūsų intuicija. Čia aš turiu tokį raktą. Samai, pabandykit tiesiog atspėt, bus labai paprasta raktas kairiai rankoje arba dešiniai. Nu, kur? Nu, tu paėmė į šitą ranką. Paėmiau jo, bet tai būtų neįdomu. Žinokit, net ir tai būtų neįdomu, būtų įdomiau. Būtų įdomiau, jeigu raktas būtų kišeniai. Kaip? Pagal reakciją matau, kad irgi nelabai įdomu. O jeigu būtų Marijono kišeniai, tai būtų geras triukas. Rimtai, Marijonai, pažiūrėkit kišenėse. Kada įspėja? Na, Yra? kuriuo kišenį? Nu, žinau, šitos užsiūtos. Šitas užsiūtas. Gal šitoj pažiūrėkit. Šitoj. Taip, ne, šitoj. Va čia. Čia nėra iš viso kišenės. Nu, turiu omeny va šitoj. Kažką gal. Ai, tu savo. Kažkas yra? Ne, nėra. Marijona, aš ne už tai Yra, sumokėjau jums žinau. 100 litų. Nerealu. Palaukit, duokit man. Na, tai gana įdomu, bet nuo ko galėtų būti tas raktas? Na, tikriausiai nuo šitos dėžės. Reiškia, reikia pažiūrėti, kasgi ten. Gal galit nuleisti? Kad tu įsidėjo? Ai, tu. Iš tikrųjų, aš jūs apgavau, ten ne mano kojinis, ten kai kas yra žymiai įdomiau. Ten tokia savotiška prognozė. Rūta, pasakykit dar kartą, kokios tai buvo žymybės. Michael Jacksonas ir Whitney Houston. Būtent jų nuotrauka čia ir yra. Nu, tik vaikystėj. Bet, palaukit, tai dar ne viskas. Įdomu, kad Michael Jacksonas būtent tokiu jis svajojo būti vaikystėj. Čia turi tokią tatuiruotę. Marijonai, matot? Čia netyčia ne būgnų dama. Ten būgnų dama. Ir dar. Aš žinojau, kad ne visi patikės, jog čia būtent jie vaikystėj. Todėl iš kitos pusės aš užrašiau jų vardus. Kada? Tai irgi jums. Bet tai dar ne viskas. Dabar šitoj salėj būtent Michael Jackson ir Whitney Houston sėdi ten ant sofos. Nu baikit, čia aš jau pajaukavau šią nesąmonę. Nu Rūta, kaip jūs patikėjote, tengi nėra jokios sofos. Ačiū. Antonas ir jo komanda. Taip. Kągi dabar, palaukit, nieks nieko nesakykit, nes aš turiu labai svarbios informacijos. Jau čia buvo paskutinis 10 šio vakaro pasirodymas ir mes skelbėme balsavimo pradžią. Taip, ir balsuokite telefonu 1670, ten įrašykite patikusio dalyvio trumpąjį numerį. Šito skambučio arba SMS žinutės kaina 1 litas arba 0,29 euro cento. Balsavimą prižiūri audito kompanija Grant Thornton. Viskas. Dabar galim pasikalbėti ir su teisėjais. Taip, 10 kartų maksimum. Sauliau, tarkim žodį apie jūsų visų bendrą pasirodymą. Nu, ką aš galiu pasakyti, jeigu aš girdžiu balsus iš viršaus? Man sunku kažką objektyviai pasakyti. Girdėjai balsą? Aš girdėjau O dabar balsą iš girdi viršaus. balsą? Ne, dabar girdžiu tavo balsą, bet netikiu.
Nu tikrai tu sugebi apgauti labai sklandžiai ir tai žiauriai smagu. Ir tai žiauriai smagu ir tai pirmą kartą mūsų talentų scenos būtent toks apgaviščių menas, tokia mikromagija. Kur tavo beje šitas asistentas? Ai, jis susižvaigždėjo, jis dabar bare su mergom ten. Ai, sakė, tipo sakė, rodė mane per teliką ir nebekalba su tavimi mane. Gerai, man tai nepaliko jokių abejonių. Tai yra įdomu, nuostabu, faina. Aš atsiprašau, noriu paklausti, o kai girdėjai balsą galvoj, kaip jis skambėjo, į ką panašus? Nu, kaip tau pasakius, Sąžinės balsą panašu. Kažkas į sąžinės balsą priekaištingą tokį, toks be emocijų, toks, nežinau, jeigu lieptų ką nors padaryti, tai padaryčiau. Sveikam žmogui paaiškinti, ką jis girdi, tai... O tada norėtųsi Mariaus paklausti, koks tas balsas išeidinėjo? Aš nežinau. Tokiu dumeliu netgi man. Čia gal ten mano siela gal atsiskyrė nuo manęs. Bet tokia jau pasvėlus. Pasitikrink pakaušį grįžęs. Pažiūrės. Ne, aš noriu pasakyti, kad su jumis labai įdomu. Jūs šiaip turit labai gražaus sveiko humoro. Ir kas yra juokingiausia, kad kai pasakėt, kad ten sėdi Michaelas Jacksonas su Whitney Houston, aš pažiūrėjau ir net nustebau, kad nesėdi. Kodėl? Todėl, kad ten sofos nebuvo. Jo, būtent todėl. Bet šaunus pasirodymas. Jūs atnešėt labai daug linksmumo. Šiaip dėkui. Ačiū. Ačiū ir Rūta. Iš tikrųjų, tai toks išskirtinis įvaizdis tuom, kad vienu metu atrodo labai profesionalus, nes, čia rimti triukai, bet tuo pat metu labai naivus. Ir atrodo, kad kiekvienas triukas tave patį taip nustebina ir tai priduoda kažkokio tokio nuoširdumo ir pikantiškumo vienu metu. Nežinau, man tu esi išskirtinis. Kiek tu esi labai geras, ar galbūt tau, ten trūksta galbūt kažko. Čia jau spręsti, aišku, žiūrovams, bet mums tu tikrai suteikiai labai gerų emocijų. Čia ačiū tau. Ačiū. Dar aš norėjau pasakyti vieną dalyką. Antonai, aš turiu tokį įtarimą, kadangi tam plakate tavo įvardintų įžymybių buvo parašyta Whitney su J gale, aš turiu įtarimą, kad toj dėžėj sėdėjo viena iš akrobačių ir išgirdusi pavadinimą užrašė. Žinokit, kažkada aš sakiau, kad mano svajonė buvo tapti lietuvių kalbos mokytoju, bet iki šiol man nelabai pavyksta taisyklingai rašyti, todėl atleiskit. Gerai, dėkojame Antonui ir Antono numeris trumpasis yra koks? 10. 10. Ačiū, Antonai. Ačiū.